Sveiki visi, o gal ir nesveiki. Su jumis sveikinasi aš Kamilė ir Ugnius Galiauskas, tai mano draugas ir praves susipažinimą su jo pasauliu, tai ir daugiausia filmuosim šitą pasaulį. Taip, šiandien aprodysiu savo namus tokius neįprastus šiek tiek po žemėm, nes visai neseniai pradėjau čia kurtis, gyventi ir čia aš pasidariau miniakartą ir bėgius, Kamilė parodė, kaip juos pastatyti. Ir aš manau, video gale, kas nemoka statyti bėgių, parodysiu, kaip juos pasistatyti. Čia sandėliuką iš tikrųjų norėjau pasidaryti ir, matot, darysiu. Išsikirsim truputį medžio. Ir pasidarysim duris sandėliuke. Kas geriausia, kad ten nereikia kasyklos. Jis tiesiog nueina pažemint, ten yra toks tunelys. Ten viską, ko nori. Nu, ko nori, tiesiog kasykla mano name, galim sakyti. Dar jos neapraudžiau, aprodysiu vėliau, o dabar mes važiuosim iki namų. Tai va, jeigu klausia, dėl ko mano video būna tokia trumpi, dėl to, kad bandikamų tik 10 minučių. Jo, video yra iš tikrųjų trumpoki, bandikam programa ne demo kainuoja. Jo, ir mes turim tik demo, taigi... Bet jeigu jums dar tinka, tai mes galim... Mes iš tikrųjų darom tęsinius kai kurių dalykų ir... Manom, jums patiks šitie video, jeigu norit, prenumeruokit, nes mums tai nauda ir mums tai patinka, kai jūs mus prenumeruojat. Tiesiog laikinkit, džiaukitės ir jeigu norit, kvieskite draugus per Facebooką. Tai va, tai Facebooką, kaip tas Kulka labai Galiauskas, o aš Kamilė Lakytė. Tai va. Taigi, tuoj turėsim vietą, kur susidėti daiktus ir važiuojam. Labai išlėta, nes bėgių kitokių neturiu. Tiesiog tingėjau darytis iš tikrųjų šiek tiek, nes tiesiog šiaip. Ir mes atvažiavom, lipam iš čia. Taip. Dėja, kad tiestų galim vieną vietą sudaryti. Tai taip ir darysiu. Ne, man, kad čistas ant čisto, čia. Tai jo, bet aš tai man užteks vienu tokias mažas sandėliukas. Aik to savo! Aik čia, agirdi. O, Olia, aik čia. O, ate? Taip, ir čia atvažiuosim, susidėsim daiktus. Ir beje, parašykite, kaip mums žaisti, ar mums, kai nėra jokių zombių, bet ir survival, ar... Mes iš tiesų nusistatę, kad nebūtų jokių veikėjų. Dabar, o kaip jūs norėtumėt, maždaug parašykit komentarą. Jo, nes mes nežinom, nes šiaip dabar nusistatę be zombių, bet turbūt vidury laidos maždaug 5 minutę nustatysim... Na, kodėl aš nekūriau ilgai video dėl to, kad buvau su draugu. Nu, aš toks nusprendžiu daryti video su draugu ir beje, gal ir per daug aš video darau, kas 2 savaitės maždaug vieną video. Taigi, o kadangi aš ją skatinsiu dabar, tai jam darys daugiau video. Turbūt. Jeigu man pavyks ją įkalbėti. Kiekvieną sekmadienį kažkur darysim po video. Taip, ir dabar čia persikelsim dalykus tokius. Tai va, ir mes visada šitą pasaulį filmuosim, visada. Rimtai? Tai aišku, nu. Čia yra survivalas ir mums tai patinka. Jeigu norėsit, rašykit komentaruose, kad žaistume tiesiog ne tik survival. Jeigu nepatinka jums šitie video, taip pat rašykit komentaruose, o jeigu patinka, prenumeruokitės, tai patiks mums. Iš tiesų dabar jau artėja 5 minutė ir mes tuoj jungsime išlikimo režimą ir dabar jau bus zombiais ir taip toliau žodžiu. Tad mes žaidžiam tikrai be gano modų, nes negalima daryti, nes nusistatė, kad negalim daryti gano modų. Tai mes tikrai neskučiaujam.
Jo, mes ne kaip Vėjavaikis, kuris labai mėgsta pasukčiauti ir padaryti gudrybę, bet mum tai, man tiesiog linksmiau žaisti be game modų. Sakai, kad galiu parodyti, kaip pasidaryti beigus. Tai šiaip dabar dar negalas, tiesa. 5 minutės jau. 5 minutės ir mes taikus, lengvas, normalus, sudėtingas, galbūt lengva dar. Ir kaip klausite, aš pasidariau lietuvių kalbą, tada paprasta. Taip. Irgi šitą galėsim parodyti. Dėl ko jis nekuria namuose video, dėl to, kad jam javo reikėtų. Na, žodžiu, ir aš šiandien atsisiųsiu, tai turbūt mes kažką nuspręsim su Kamilė. Aš gali būti, kad kursiu ir per savo, įeisiu ten jos ten tą puslapį ir įkėsiu. Neleisiu tą mano gmailą. Aš tu neleisiu. Nebijok, nepridirbsiu. Taigi nežinau, mano gmailą tu nesakyti. Nu, nesvarbu, čia paskui kažkas sėsim dabar filmuojant video ir aš manau, mums reiktų parodyti jums, kaip pasistatyti baigius. Taigi, einame į sandėliuką ir vėl atėjo naktis, kad man nepatinka. Taigi tau patinka žodžiai? Patinka, bet... prisiminiau, kad aš be šarvų. Taigi, bus nelabai gerai. Jūs darysi sandėliukį? O tu visai papaišai, kaip ir spreisas atsipravintis. Belele. Taigi mes kuo greičiau jamame ir nežinomės. Kas tau yra? Čia pagaliuką, čia tik parodija, galim sakyti, tokia gaunas. Bet nesvarbu, čia mes... Only fuck a man, only fuck a man. Važiuok, Asilė. Gelbėkit. Šitas video gali būti be cenzūros, nes man nervai pakryko. Video be cenzūros. Turbūt taip ir negalvot, kad mes visada gyvensim čia po žemėm. Tai mes statysime gražų namą, turbūt kitame video jau matysit mums gražiame name. Ta prasme, rūmuose. Bet tai, o kaip mums daryti, kad iškart viską, ką darom, tada filmuojam? Jo, iš tikrųjų mes dabar neturim pakankamai reikmenų, taigi nusprendėm tiesiog dėti 1, 2, 3 geležies čia ir čia. Tuomet padedi vieną šitą ir gauni 16 paprastų kopėčių. Bėgių, ne kopėčių. Bėgių. Taip, o dėmėt naktis tam. Žiūrėk, dabar kaip atsigalvoju, kas jam atsigalvoju. Iškritau iš lovos ir įstrigau crafting table. Eik tu savo. Man nepasisekė. Iš tikrųjų, dabar. Taip. Mes neturim ką veikti daug labai ką. Važiuojam iki sandėliuko. Ir mes iš tikrųjų dabar turim 2 minutės, tai jas ir išnaudosim. Jo, mes parodysim. Tu matė, kas ten buvo? Ten buvo degantis zombis. Ne, ir dar. Enderis. Only fuck a man. Eikit čik. Creepers! Čia mūsų nėra. Eik tu savo. Gal padaryk, kad tų būtų. Jo, iš tikrųjų persistatysiu, nes taip atlikta, nes man nepatinka tokie bairiukai nelinksmi. Dar kol mes nesam taip jau sutobulina, tai jo. Šiaip mes pradėjom žaisti nesenai šitą ir jau... Buvo. Aš nemėgstu baimės. Man baisu žaisti Minecraftą, juokauju. Iš tikrųjų dabar... Jisai bijo žaisti pat metų atvedys, bent jau aš pagadėjau. Išlenda foksas, neįmanoma. Mes šiaip žaidžiam... Gerai, bet aš jaučiu kurti video, kai žaisim pat metų atvedys. Taip, ir mes Lucijų šiaip norėjome kelti Lucijų, bet nepavyko, arba Kamilė kažką padarė ir pavyko. Bet abejoju, tai aš nežinau, ko čia parvažiavau ir... Galim šiaip tą video baigsim. Jo, ir mes greit parodysim, kaip nustatyti lietuvių kalbą. Taigi, kalba. Ir va, čia ir nusistatote. Tai va, čia buvo... Čia buvo Ugnius Galiauskas ir Kamilė Urlakytė. Prenumeruokit, laikinkit ir... Viso. Ate.